Na, visų pirma, atkrintamosios varžybos visai kita reikšmė. Iš karto jaučiasi susirinkime, daugiau žmonių susirenka. Iš tikrųjų, šiek tiek gal ir jaudulys kaustė komandą, ypač pirmose varžybose, kada neatlikom to, ką dažniausiai atliekam reguliaus sezono metu. Jautėsi ir metimų pataikymai ir apskritai pačiuose veiksmuose daug klaidų. Ir kartais vaikiškos, kurios nepasitaikydavo reguliariame sezone. Bet savai mes suprantam, pirmas etapas visada toks, kiekvienais metais. Nieko nesiskiria, tas pats entuziazmas ir tas pats noras laimėti. Tik tai, kaip pasakyti, jėgos turbūt išsekė sezono eigoj, tai tas toks entuziazmas jėgų gal pasėdė šiek tiek, bet širdis tai visą laiką gyva ir tik pirmyn. Pritrūko pradžio intensyvumą, iš tikrųjų paleidom pačią pradžią, po to bandėm kabintis, bet biški pritrūko jėgų. Tai galbūt pradžioj koncentracijos, greičio stoka buvo ir to pasiekojo ir atsilikom. O tas trečias kėlinys, kai jau -5, man atrodo, tiek buvo grįžę. Jo, iš tikrųjų užsikabinom, bandėm kabintis rungtynės, pakeitėm gynybos sistemą, sustojom 1-3-1, kas kaip ir pasiteisino pirmą pusę trečio kėlinio. Po to vėl biški jėgų galbūt pritrūko, vienas tritaškis jų iš kampo, vienas prasiveržimas ir vėl paleidom, pritrūko biški. Taip, pas mus dažniausiai komandos toks žaidimo braižas yra, kad pradedam iš tikrųjų labai banguotai ir tada kol galų gale surandam savo ritmą ir tada kaip ir mūsų žaidėjai visi įsižaidžia ir galima kažką jau panašiai apčiuopimo sumastyti žaidimo metu. O šiaip tai žaidimas visą laiką pas mus toks chaotiškas, bet kaip gaunasi, taip gaunasi.